Apie lijundrą, plikledį ar pūgą keliuose turbūt nesvajoja ne vienas vairuojantis. Tačiau neprognozuojamam oro sąlygom tiesiog reikia būti pasiruošus. Pradėkime nuo padangų. Nepatartina vis dėlto naudoti ir visas sezoninės padangas, tas vadinamas universales. Nes vis dėlto ypač nukritus žemai temperatūrai, tai yra jau kai temperatūra -30, netgi ir žieminės padangos, jų guma sukietėja ir vis dėlto nepakankamas yra sukibimas. Nepamirškite automobilio stiklų skysčio skirto žiemai, kad išvažiavus į gatvę netektų vairuoti apgraibomis. Tai ypač aktualu, kai važiuoti reikia tamsiu paros metu. Jeigu tenai nepatikrinom kažko, tai geriau neišeiti, neišvažiuoti. Ir su šlepetėm žiemos metu mes neišlipom. Ir priminimas apie dvi skirtingas savokas – leistiną ir saugų greitį. Leistiną greitį nustato eismo organizatoriai, o saugų įvertinę savo sugebėjimus, reakciją, automobilio ir kelio būklę nustato pats vairuotojas. Tad ar tu saugus kelyje?